Labą vakarą. Labą vakarą. Labai atsiprašau, kad taip vėlai trukdau jūsų. Čia radau tokius skelbimukai dėl fleitos. Taip. Nes aš čia pabiškai bandau trimituoti ir nesigauna, galvoju, nusipirksiu, gal įsigysiu. Tai prašom, bet jau rytoj. Gal ir rytoj įsigysiu, bet žinot, pas man tokia problemėlė, tokia durna situacija. Žmona, ta prasme, susipykau su moterim, su žmona, su savo. Kai durim trenkiau ir išėjau ir dabar galvoju, gal po trimitosiu gatvį išeisiu, dudelį ir kažkas pinigėlį, vieną po vieną. Mestels po 10, po 20 ir gal man nepamils žmona, kai ateisiu su pilnom kišenėm pinigų. Kada ar norit nupirkti? Dabar ne, gal rytoj. Dabar tai kur aš jau nevažiuosiu į Vilnių. Aš šiaip iš Vilniaus esu, bet tai naktį dabar su autobusais belstis čia, žinot, pati. O jūs žinote, o rytoj aš tik labai vėl, na aš nežinau, dienos metu gal su vyru galim susitarti, bet... Oi, nu nuo 5 iki 6 kažkur tai. O jūs man gal kažkaip galėtumėt patart, ką man daryti kažkoks aš nerimo būsenai, tokiam, kai žmona, kai su žmona susipykau ir nežinau, kada dėl pas draugus sėdžiu, nerimą alkoholį skandinu. Maždaug, gal patarkit, kaip su juo susitaikyti. Reikia turbūt vidinės ramybės. Man tai susitaikyti su to, kas yra ir džiaugtis gyvenimu. Reikia džiaugtis to, ką jūs turite. Sveikatą turite, tai ir gerai. Aš jau labai nuraminat, man iš giedro dangaus taip ramybė atėjo. Aš jau labai laimingas. Šiais metais tai sveikata yra turbūt didesnis turtas. O žiūrėkit, dėl to aš tai Pilies gatvėje pamačiau, ten vienu žodžiu babūdės sėdi. Ir tai jos nefleituoja, neduduoja, ta prasme, ir pinigėlius meta. Ispanai, turkai, visokie portugalai. O aš jeigu su fleita duduosiu, tai man, ko gero, ten mes brangiau biški. Nežinau, gal. Supratau tada. Čia labai įdomas variantas, čia bus naujovė turbūt Lietuvoje tokia. O jeigu aš dar nusimetęs drabužėlį, ta prasme, su vienais apetiniais, tai kaip ir gyvatė kokią nors įkišiu ten, su kepurė gyvatė, išlenda pss. Tai ten visi primes pinigų. Supratau, gerai tada, gerą vakarą šiam rytoj dar perskambėsiu dėl dudelės. Gerą vakarą, iki.